Sveiki, su jumis Fabijoniškių piligrimas Andrius Mulevičius. Šią savaitę vyksta Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto informacijos dienos. Daugybė paskaitų. Ypatingai mane sudomino šį trečiadienį, gruodžio 5 dieną, vykusi įvaizdžių chameleono ir viešųjų ryšių ryklio specialisto Arijaus Katausko paskaita tema Blogų ir gerų ryšių su visuomenė pavyzdžiai. Lektorius, daug sudeginęs, savo brangaus laiko. Garsinant mano, tai yra Andriaus Mulevičiaus, kaip kandidatų į Seimą vardą, savo Facebooko grupėje, mano kandidatas geriausias. Tikrai, manau, nusipelnė mano dalyvavimo jo paskaitoje ir išreiškimo bei padėkos. Taigi, nieko nelaukęs, metęs visus darbus savo Fabijoniškėse, nuvykau tolimą kelią pasimatyti su gerbiamu patronu. Taigi, įžengiau auditoriją ir sutrikau. Paskaitą vedė mergina. Akimirkai net pagalvojau, gal Arijus pakeitė savo lytį. Žmonės aplinkui kalbėjo, šnibždėjusi. Kur Arijus? Kur Katauskas? Tačiau niekas negalėjo rasti atsakymą. Kiek vėliau įsidėmėjau ir supratau, kad ta mergina man kažkur matyta. Pasirodo, tai Linutė Venskaičių, kuri labai sielojasi ir išgyveno, kad aš dar tais legendiniais laikais, kai vaikščiojo po Fabijoniškes, neužsukau pas ją, nors pas kaimynus buvau. Ir aš nusprendžiau išpirkti šią savo didelę kaltę, priėjau prie jos, padėkojau, atsiprašiau, sakau, tikrai užsuksiu. Ir paprašiau perduoti mano gilią padėką Arijui Katauskui, kurios tekstą, mėly žiūrovai, ir jums perskaitysiu. Štai, pati padėka, kaip atrodo. Padėka Arijui Katauskui ir jo komandai už Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos kandidatą į Seimą Fabijoniškėse Andriaus Mulevičiaus nemokamą reklamą Facebooko grupėje Mano kandidatas geriausias. Pasirašo Andrius Mulevičius. Vilnius, 2012 metų, gruodžio 5 diena. Taigi, bet vis dėlto man neramios mintys sukosi galvoje, kurgi vis dėlto Arijus? Gal koksai nors juodas Katauskas jam perbėgo kelią? Ar tiesiog išnyko kaip dūmas neblaškomas vėjo? Nežinojau. Ir tad nusprendžiau paskelbti jo paiešką. Ieškomas Arijus Katauskas. Ypatingos žymės. Daro pinigus iš oro. Reklamuoja dykai. Tikrai negyvena Fabijoniškėse. Patikrinta. Taigi, jeigu kas nors turite žinių, kur šiuo metu yra Arijus Katauskas, duokite man žinoti ir aš jums neliksiu skolingas. O tas, kuris pristatys Katauską gyvą ir sveiką, gaus specialią dovaną. Įsieksiu štai tokį ordiną. Labai vertingas dalykas. Na vis dėlto. Tikrai, kasgi atsitiks su Arijum, kai mes susimatysim? Nieko blogo, nesijaudinkit. Iš tikrųjų, juk artėja Kalėdos. Atlaidumo metas. Arijui aš įteiksiu dar vieną padėką. Štai kaip jie atrodo. Padėka Arijui Katauskui už informacijos dienų 12 paskaitą. Blogi ir geri ryšių su visuomenė pavyzdžiai.
Parijaus, Arijaus, Katausko atvejais. Pasirašo Fabijoniškių piligrimas Andrius Mulevičius 2012 m. gruodžio 7 diena. Arijau, atsiliepk.